Mokymosi labas. Eteryje, ausinukuose, kompiuterių ekranuose ir garsiakalbiuose suskambo Mokymų akademijos autorinė tinklalaidė Learning Hour ir du jos bendražygiai bendraautoriai, tai Andrius Jarašiūnas ir Gintaras Ignatavičius, kurie ir vėl kviečia jūs eiti mokymosi pokalbio keliu ir aptarti vienokią ar kitokią aktualią temą. Esame tam, kad skleistume įkvėpimą mokytis, o šiandien prieš skraidindamas mokymosi labas visų pirma noriu padėkoti. Padėkoti savo bičiuliui, bendražygiui, psichologinių mokymų treneriui, geram draugui Andriui, su kuriuo gera pasivaikščioti mokymosi pokalbiuose, gera diskutuoti, gera kartu dalintis, atrasti ir tokiu būdu, kaip ten sakoma, augti ir auginti savo pokalbiais ir kitus. Tai Andriau, ačiū tau, kad esi tinklalaidės Learning Hour nedalomas vienis ir bendražygio batose dalis. Ačiū tau, bičiuli. Sveiki gyvi, mėly žiūrėtojai, klausytojai, dėkui Gintarai, ačiū tau labai. Nepasiruošęs aš buvau šitam, sutrikau dabar, jaučiuosi šiek tiek sutrikęs, pasimetęs, bet aš atsigausiu, rasiu kuo atsakyti. Anoks čia sutrikimas, bičiuli. Mes vis tiek kalbam, mūsų kalba, mūsų tema šio vakaro, šios tinklalaidės yra apie dėkingumą, tai prasidėjo viskas vis tiek nuo tavęs, tai aš dėkingas tau už tai, ačiū tau už tai, kad tu mane kažkada pakvietei, pagalvojai apie mane, kad mes galėtume dviese turėti tokius pokalbius, intelektualius tokius pokalbius, vystyti temas taip, kaip mums atrodo, ir tokias, kokias mes norim temas, ir tokia kryptim, kokią norim kryptim, ir tas pasitikėjimo lygmuo, kuris yra, tai nei aš tau aiškinu, kaip tam ruoštis, nei tu man aiškinti, man labai tinka, ir aš tau irgi esu dėkingas už tą, kvietimą ir už tą laisvę, kurią mes kartu viens kitam sukuriam, kad galėtume taip mėgautis. Man tai vienas iš tų pasimėgavimą, tokių, sukeliančių, skanumo, malonumo jausmą sukeliančių, procesų. Ir ką reiškia nepasiruošęs? Prašau, kolega, kaip nesutrikęs. Patirtis. Čia mokymų trenerių unexpected side, kaip visada, ar ne? Ačiū. Čia kol sakai, kad esi nepasiruošęs, sugalvoji, ką pasakyti. Taip. Būtent. Ačiū, Andriau. Šiandien tikrai ypatingas vakaras ir ypatinga tinklalaidės epizodo tema, gal net ir sutapo tokia graži simbolika, artėjant didžiosioms prasmingoms metų šventėms. Mes taip kažkaip, nežinau, spontaniškai diskusijose pagalvojom, kad galgi šitą temą verta paliesti, dėkingumas, ir taip simboliškai įkrito šitą temą į mūsų temų sąrašą, ir tas formatas mokymosi pokalbių turbūt mums patiems leidžia samprotauti, leidžia ieškoti atsakymų, leidžia užduoti klausimus ir jums. Ir mėly mūsų tinklalaidės fanai, kurie esate čia kartu su mumis live pokalbio transliacijos metu socialinėme tinkle Facebook, iš karto kviečiu jūs pasirašyti komentaruose labas, jeigu girdite, matote ir esate šalia su mumis, ir tuo pačiu pasidalinti komentaruose, kaip jūs praktikuojate dėkingumą. Ar turite kažkokių ritualų, ar turite kažkokių praktikų, tai irgi bus įdomu jausti jūs, girdėti, stabtelėti ir padiskutuoti. O šiandien tema, kurios nerasite universiteto temų sąraše, ji turbūt neatsiejama gyvenimo universiteto tema, tai dėkingumas ir dėkingumo galia. Ir šiandien klausimai turbūt pagrindiniai, ką reiškia būti dėkingam, ar reikia žmonėms mokytis dėkingumo ir kaip jį lavinti ir praktikuoti. Tad kviečiu Andrių į mokymosi pokalbį ir kartu turbūt padiskutuoti apie tai. Tai Andriau, žinok, man net neprasidėjus šitai mūsų mokymosi pokalbio kelioniai, jau gimė mintis savo vieną iš tradicijų, šeimos turimų tradicijų, kūčių vakarą praturtinti. Jau vyksta mokymasis ir kažkas jau įvyko mano kaip sakoma, smegenyse. Mes niekada su šeima nedėkojam vienas kitam kūčių vakarą. Mes tiesiog turim tokius 3 ratus aplink stalą pokalbių. Viena iš temų yra, kokie buvo mano metai.
Tai reiškia, pasidžiaugiam savo ir įgarsinam tuo, kuo džiaugiamės, tada keliam svajonės kitiems metams, dalinamės ir darom linkėjimą vienas kitam. Tai dabar aš pagalvoju, kad, Gintarai, dėkingumo galia, kuri keičia gyvenimus, įtraukti prie tos dalies, kokie buvo metai, kiekvienam šeimos nariui už kažką padėkoti. Tai va štai jau vyksta mokymasis ir mano tradicijų puokštė pasipildo viena maža iniciatyva. Labai gražiai skamba, žinai, labai toks. Ir taip jau gražu, kad yra ritualas, jūs turite tokį ritualą, taip, ir jis turi savo tvarką tam tikrą, ir tai yra labai asmeniškai ir labai jautru, ir dar nori papildyti, tai kuom galima būtų papildyti, dar kas yra smagu, tai aš iš tos savo profesinės pusės, kad tu savęs nekaltini, kad to nedarai anksčiau. O ne, tikrai ne. Tai labai svarbus momentas, galima tai pasakyti, galimai į tą temą truputėlį įsivystys, ten kas vyksta, kai ten to dėkingumo tiek nėra, tai ten atvirkščiai yra tada kaltinimas, klausimas ko, žinai, arba kito, arba savęs. Tai va. Andriau, tai čia šitoje vietoje aš netgi ir šiandien gilindamasis, ieškodamas informacijos daugiau autorių, knygų, radau netgi tokią įdomią dėkingumo naudą, kad dėkingumas sumažina, kaip tu sakai, va, štai toksiškas emocijas ir tas savęs kaltinimas, susierzinimas, reiškia, lyginimas savęs su kitais, tai yra tokie toksiški dalykai. Tai apie tai, manau, kad mes irgi šiandien šnektelėsim. O dabar iš pradžių mes mėgstam nuo definicijų. Žodis thankfulness. Man taip patiko angliškas žodis, kaip yra mindfulness, sąmoningumas, taip thankfulness, dėkingumas. Kas tai yra, Andriau? Kas tai yra, kaip mes tai suprantam, kaip tai veikia ir kokią naudą duoda, turbūt, kad taip iš eilės galbūt ir padėliokim, ar ne? Kas tai yra? Jausmas, emocija, būsena, nežinau. Radai ko paklaust, klausyk. Žmogaus, kuris anglų filologiją baigęs, tikrai, thankfulness, jo. Dovanau, kad nuo šito žodžio pradėjau, bet man taip gražiai jisai suskambėjo, aš net užsirašiau jį. Gerai, tai tu gal ir žinosi terminą, nes yra dar vienas momentas, yra mūsų kultūroje nėra tokios, bent jau aš nežinau tokios šventės, nei religinės, nei kalendorinės, nei valstybinės, kažkokios tradicinės, padėkos diena. Tarp kitko, Jungtinės Amerikos valstijos. Taip, Kalakutas ir visi kiti reikalai. Tai reiškia, kad kažkur tokios tradicijos susijusios su padėkojimu arba su dėkingumu yra. Dabar tada aš grįžtu į mūsų tinklalaidės pradžią, tu žiūrintiems mus sakai, parašykit, kaip jūs praktikuojat. O jau ir yra parašyta, Andriau, jau ir yra. Jau yra, labai gerai, bet momentas koks, šitam klausime jau skamba idėja ta, kad tai nėra įgimtas momentas, tai nėra įgūdis įgimtas, jis yra išmokstamas. Tu išmokai vaikščioti, skaityti, rašyti, kalbėti ir taip toliau, tai va čia irgi to yra išmokta. Tai aš, žinok, prisipažinsiu, kad ką tai reiškia angliškai, arba koks yra vertimas iš anglų kalbos, aš nežinau, nei tos Thanksgiving Day, nei thankfulness, tai tikrai nepasižiūrėjau. Labai gražiai nuskambėjo man. Bet yra kitas momentas. Man tai yra vienas iš socialinių jausmų. Tai reiškia, kad bendruomeniai, visuomeniai aš kažką išgyvenu, esant tam tikrom sąlygom, ir tą, ką aš išgyvenu, man kažkas atėjo ir pasakė, vat, turėtų būti dėkingumas, arba turėtum būti dėkingas, arba tai yra dėkingumas. Jeigu aš taip darau, kai yra šitaip, tai va turėk omeny, kad aš dėkoju. Tai va aš čia yra padėka, dėkojimas, dėkingumas. Dabar klausimas, kas už to stovi, arba kur tos šaknys, iš kur tas, kame priežastis to dėkingumo. Iš kur tai kokių reikia sąlygų, žinai. Iš kur tai kyla. Bet specialiai nenoriu dar sakyti, už tai, kad jeigu jau kažką rašo mūsų žiūrovai, tai gal ten atsakymas jau yra, gal mes galim išnaudoti jų atsakymus. Su mumis labinasi Deimantė, Deimantė labas, su mumis labinasi Asta, Astai labas, su mumis labinasi Audra, Audrai labas, ir Audra rašo, kas vakarą praktikuojam su šeima. Štai, kas vakarą praktikuojam su šeima. Čia labai įdomus momentas. Reiškia, aš radau vieno iš autorių, mokslininkų atliktą tyrimą, tokio Roberto Emonso tyrimą, kad dėkingumas yra
tiesiog proporcingas laimės laipsniui. Tai reiškia, kuo mes dėkingesni, tuo mes laimingesni. Ir radau tokią praktiką prieš miegą, 15 minučių žmogui galvoti prieš užmiegant apie tai, už ką šiandien noriu padėkoti. Tavo, tarp kitko, įrašas buvo Facebook socialinėje erdvėje prieš 2 dienas, jei neklystu, ar ne? Kokia ta diena buvo ir reiškia, jį baigėsi, jai padėkoju ir laukiu jau kitos. Va, sakau, Andriu, aš kažkaip užmačiau. Tai tas 15 minučių praktika apie dalykus, už kuriuos mes jaučiamės dėkingi. Gal Audra mums galėtų dar vienu sakiniu savo praktiką pasidalinti. Tai Audra, laukiam, būtų labai smalsu, o to pačiu keliaujam. Andriau, dėkingumas – tai emocija, tai jausmas, ar tai socialinis veiksnys, vat, kaip iš kokių kampų mes čia galim pasižiūrėti? Gerai, vat mes per to praeinam, aš irgi pasižiūrėjau, ar nėra ten užuominų, nes vat, labai geras momentas, man sako, mes praktikuojam. Taip, praktika. Pratimų darimas, taip, žmogus daro pratimus, aš dabar nebūtinai apie dėkingumą, aš tiesiog daro žmogus atsispaudimus, pritūpimus, ir jisai tai gali sakyti, aš sportuoju. Tai mano rutina, mano sportas, rūpinosi savo kūnu ir taip toliau. Tai kažkokius tai pratimus žmogus darydamas, jisai žino, kad tai yra dėkingumas. Aš įtariu, kad ten greičiausiai yra pasakymas, aš dėkoju už tai ir tai ir tai. Ir tas dėkingumas, jis turi kryptį. Gali padėkoti savo, gali padėkoti kitam, gali aukštesnėm jėgom, tai tikėjimo klausimas. Tada kas kuo tiki, žinai. Gali padėkoti dienai, erdvėj, eteriui tokie, žinai. Čia dar įdomiau. Apie ką kalba? Jis turi kryptį. Kaip ir malda irgi, nes ten irgi tokios yra, pavyzdžiui, dėkingumo malda yra tokia. Nesu ekspertas tos srities, per daug nesigilinsiu, bet jau, aišku, į ką nukreipta, jau aukštesnės jėgas, pagal tikėjimą, bet idėja yra kokia, kad dėkingumas jis turi kryptį. Taip? Visi dalykai, visi socialiniai tie jausmai turi kryptį, aš pasikartosiu, kad dėkingumas yra, bent jau mano supratimu, kaip socialinis jausmas, jis priskiriamas prie socialinių jausmų, nes jo yra išmokstama ir tai kažkas vyksta kūne, žmogus kažkaip tai supranta. Ir kai žmogus dėkoja, kitas socialinis jausmas, pavyzdžiui, yra gėda, tai gėdinuosi aš, nes tai yra socialinio, tai yra aplinkos vertinimo baimė, tai dėkingumas. Žiūrim, jeigu aš dėkingas kažkam už kažką, bandom išpakuoti. Už kažkam, už kažką. Tai tarkim, tu man dėkingas, kad aš čia dalyvauju su tavim, aš tau dėkingas, kad tu mane pakvietei. Tai reiškia, aš kažkaip tai tą tavo elgesį, tu mano elgesį kažkaip įprasmini. Tas įprasminimas turi kažkokį emocinį krūvį. Kokį? Teigiamą ar neigiamą, ar neutralų? Greičiausiai teigiamą. Taip. Tu dėkoji už teigiamą dalyką. Taip. Jeigu tai yra teigiamas dalykas, net ir didžiausiam minuse, didžiausiai bėdoje vis tiek gali tas, kaip optimistus, ta pozityviosios psichologijos kryptis, arba tai, beje, optimizmas ir naivumas du skirtingi dalykai, jeigu čia prie to netyčia prieisim, reikia turėti omenyje. Nereikia maišytų dalykų. Bet kokioje situacijoje galima rasti kažką tai pozityvaus, gero, už ką galima padėkoti. Taip sakoma, ne? Bet kad padėkoti, tai kažką reikia tame pamatyti, tame gero. Tai reiškia, kažkokia tai turėtų būti, jau išdaviau 3 kartus pasakęs tą žodį, gerumas. Aha. Mes ką turim? Gerumo diena, turim tokie VŠI gerumo rankos, turim yra ten pasidalini sunkumu ir jos per pusę sumažėja, pasidalini gerumu ir jo per dvigubai padaugėja, tokių netgi frazeologizmų, ar kaip jie tai vadinasi. Oi, tai pamiršau, kaip tie išreiškimai tokie gražiai skamba, tokių sentencijų, tokių minčių netgi yra. Ir kai eina kalba apie dėkingumą, už to stovi gėris. Andriau. Tai ką žmogus išmoksta daryti, būdamas visuomenės nariu, atpažinti gėrį, jeigu kažkas kažkam daro gerą, atpažinti kryptį, iš kur tas gėris ateina, nes gėris iš dangaus nenukrenta, kažkas taip padarė, žinai. Ir jeigu tu neradai šaltinio, nematai, vienas iš dėkingumo tų idėjų, viena iš tų idėjų. Jeigu nėra aplinkui šaltinio, aiškaus, konkretaus, tai tada visada gali, kaip ir priimta padėkoti tenais aukštesniom jėgom, gali gyvenimui, tiesiog likimui, kam nori. Tai tavo pasirinkimas, jeigu nematai aiškaus šaltinio. Bet faktas, kad yra tokios dvi tiesos tokios. Visada tai yra gėrio patvirtinimas, kažkas tame yra gero.
Tai aš jau atskiriu, kas yra gėris, kas yra blogis. Tai dar vieną dalyką reikėjo išmokti, augant, ne, atskirti Taip, tos dalykus. taip. Bet kokioje situacijoje įžvelgti gerumą, tai yra įprasminti tą situaciją, tą per gėrio linzės žiūrint, per gėrio akinius žiūrint. Ir, žinai, pasirinkti tą šaltinį, iš kur tas gėris ateina. Nu, va, tai tokia idėja. Andriau, tai žiūrėk, ir atsakymas į klausimą, jis turbūt jau savaime žodis po žodžio ir sukrenta, ką reiškia būti dėkingam. Ką reiškia būti dėkingam? Dėkingam reiškia pamatyti aplinkoje gerus dalykus, ar ne? Ir tai įvardinti. Ir tai įvardinti. Ir padėkoti. Dėkingumas netgi ne tik pamatymas gerų dalykų, bet ir įvardinimas, įgarsinimas, kas ir yra, atveda mus prie dėkingumo kaip po tokios savokos, ar ne? Aš čia... Svarbus, Gintarai, momentas labai yra, mes galim padaryti mechaniškai ir aš įtariu, kad kol žmogus mokosi, tai jis labai mechaniškai tai daro, nepriklausomai nuo amžiaus tarpsnio, jeigu jam nebūdinga, neįprasta dėkoti, atsiprašymas, pavyzdžiui, irgi tas pats yra, žinai, kaltės atsiprašymas, irgi yra ir įgarsinimas, įvardinimas, nes tai gali būti tik mechaninis veiksmas, nu ačiū tau, žinai, o gali būti, kad aš jaučiu kūne pojūčius, tie pojūčiai man primena vienokią arba kitokią situaciją, istoriją ir aš žinau, kad tai yra dėkingumas, bet tai yra geras jausmas, žinai, ir aš už tą gerumą, už tą gerą jausmą, jau išmokęs esu, kad tai noriu padėkoti ir tas dėkingumas iš manęs iškeliauja. Tai reiškia, kūnas tame dalyvauja. Pojūčiai, jausmai, emocijos tame dalyvauja irgi. Taip. Tai čia, Andriau, netgi tas noriu padėkoti, iš karto jau einu, dėkoju, ar ne? Dėkoju, kaip jaučiuosi. Ir pozityviosios psichologijos viena iš autorių apibrėžia dėkingumo definiciją. Vat ką tu gražiai sakai ir labai gražiai mes taip ateinam prie tos savokos, kad Lilian Jans Becker, jinai sako, kad dėkingumas yra žmogaus gebėjimas, Andriau, žmogaus gebėjimas pripažinti gerus dalykus esančius jo gyvenime. Įsivaizduoji, kaip gražiai nuskambėjo, reiškia gerus dalykus, ką tu sakai, gėrio filtras, ir pripažinti. Pripažinti tai reiškia turbūt ir priimti, ir įgarsinti, ir už tai padėkoti. Ir čia įvardina toliau autorė, kad dėkingumas yra ir būsena, ir savybė. Reiškia, kad aš net, kaip tu sakai, kūnu jaučiu dėkingumą. Tai čia bus būsena, savybė, aš tai moku daryti, aš praktikuoju, man tai yra būdinga. Taip visiškai ir įgūdis iš karto. Ir tada kartu mes... Įprotis gali būti. Ir kartu su įgūdžiu ateinam. Tai ką reiškia būti dėkingam? Tai štai, gerų dalykų pastebėjimas, pripažinimas ir įgarsinimas. Štai yra atsakymas. Šalia tau yra optimisto akiniai, nes optimistas visada mato, kad kažkas yra gero, arba nėra išeities, nėra padėties be išeities. Tikrai, tai vienintelis momentas, sakau, kad nemaišyti su naivumu, tai optimistas atspirties tašką paima kaip realybę. Vat yra taip, o ne kitaip. Šiandien yra gruodžio 13 pagal mūsų kalendorių ir nežinau kaip kitose miestuose, bet Kaune sniego jau tikrai mažai, daugiau vandens negu sniego. Vilniuje tirpsta taipogi. Žinai, sako, vis tiek žiema dar nustebins, dar sniego duos, žinai. O naivuolis, žinai, sako, užsimerksiu ir tuoj prisnigs. Okei. Truputį skirtumas yra. Naivumas, tai ignoruoju realybę, o optimistas sako, kokia be būtų situacija, vis tiek aš tikiu, kad kažkas gali gautis. Ir jis iš to tikėjimo daro, o naivuolis jam realybė neegzistuoja. Magiškas mąstymas. Andriau, grįžtu dar prie šito vieno iš mūsų pagrindinių klausimų, ką reiškia būti dėkingam. Nežinau, kaip vadinasi, bet ką tik kalbėjom, ar ne, apie tą gerumo pastebėjimą, kaip vadinasi, nežinau, kaip įvardinti, ar tai psichikos veiksnys, ar tai kažkaip kitaip, ar dėmesingumas atsiranda, kaip pavyzdžiui, esam tą patyrę ne kartą. Tarkim, nusipirkė automobilį, aš šiuo atveju vairuoju Nissan Qashqai ir gatvėje pastebiu kitus Nissan Qashqai. Tai reiškia, anksčiau turėjau kitą automobilį, matydavau tuos kitus modelius. Tai reiškia, tai čia atsiranda toks, kaip pasakyti, dėkingumas ir tas gerumo pastebėjimas, kad tu atsiranda įprotis, įgūdis ar savybė, kad tu matai, kas bebūtų, matai tik tuos gerus dalykus, ar ne? Kaip tai pavadinti, nežinau, šitam klaustuką keliu, ar tai yra kažkoks
psichologinis mechanizmas, kuris veikia, kad mes pradedam pastebėti tai, kas mums tarsi aktualu darosi. Tai jeigu mes gerumą priimam aktualių dalykų savo, mes jį pradedam pastebėti ir tada tarsi natūraliai gaunasi, kad mes tą gerumą išvelgiam bet kurioje situacijoje. Gerai. Aš žinok, tada sudėtingai kalbėsiu. Pridėk ir sudėtingai, mūsų klausytojai. Supratau, kad aš sudėtingai dabar kalbėsiu. Kodėl vat, aš galvojau, įdomu, ką rašo mūsų, žinai, stebėtojai, žiūrėtojai, klausytojai. Audra parašys dar kokią praktiką taiko. Audra, labai laukiam tavo praktikos, tikrai vienu sakiniu brūkštelk, tiesiog su šeima daro, jo, būtų smagu. Dėkingumo praktikos arba bet kokios praktikos, nu tai faktas, kad yra taisyklė kažkokia. Jis turi intenciją arba, nu, daug maž aišku, kas ten turėtų gautis. Ir yra tame tiesos, jeigu tikrai ne vienam šiuolaikiniam neuromokslo straipsnė, ne vienam yra tikrai parašyta, tikrai daug kas apie tai kalba, kad jeigu tu kiekvieną dieną fiksuoji dalykus, kas tą dieną įvyko, gerus dalykus ypatingai, žinai, va šiandien buvo gero tas ir tas, nebūtinai tu pasakai, kad tu esi dėkingas už tai, čia dar žmogus gal kito nedaugo, bet jis jau, žinai, pažymė, įvyko tas gerai, įvyko tas gerai, įvyko tas gerai, yra tikimybė, kad ir kas yra labai svarbu, kad jausmas būtų. Įvyko, nu tai va, diena jau baigėsi, nu va, su Gintaru tinklalaidę turėjom, ir tai, jeigu taip mechaniškai, tai to gerumo kaip ir nedaug yra. Ta gerumo vis tiek pajausti reikėtų, kas ten buvo gero. Kad ir 3 dalykai, kurie buvo geri, bet jeigu tai ritualas 15 minučių, tai tu, žinai, įvardini vieną dalyką ir savo pabūni su juo, į truputėlį tarsi savo vaizduotėje apžiūri iš visų pusių, o kaip ten buvo, kas ten per jausmas buvo, aš to laukiau, aš to tikėjausi, gal mane kažkas nustebino, kad truputėlį kūnas atsilieptų, o kinestetika arba kūno reakcijos, jos yra vėluojančios. Tai vaizdelius mes matom greitai, žinai. Aš tau pasakysiu, žinai, negalvok apie rožinį dramblį ir tu iš karto jį pamatysi. Tai va. O va vaizdelis, žinai, kinestetika, pojūtis, jausmas, jisai užtrunka. Turiu aš ten daugiau papasakoti apie tą rožinį dramblį, kaip jisai skraido, žinai, mosuodamas savo šitom ausim, kaip straublį naudoja, kaip propelerį, žinai, tenais su uodega posūkius išiminėja. Ne, o gal jis, Andriau, eina ant lyno, kuris kabo Vilniuje nuo Gedimino pilies iki kokio Radisson Blu viešbučio ir jis tarsi per nerį keliauja ten ant to lyno, ar ne? Okei, nukrypau, dovanok. Bet žinok, va čia momentas koks, jeigu keičiasi tau kalbant, jau keičiasi tavo intonacija, jau aš darau prielaidą, kad kūnas atsiliepia. Taip, reaguoja. Jau ne tik vaizduotė sudalyvavo ir tu dar atkalbėjai, bet dar intonacija keičiasi, aiškiai, tavo kūnas jau įsitraukia į istorijos pasakojimą, jau rūpi. Viskas. Va, matau kinestetiką, bet ne iš karto tai vyko, reikėjo šiek tiek tam laiko. Bet ką tik tu padovanojai praktiką, užsirašiau. Ką tik tu padovanojai, Andriu, visiems mūsų klausytojams ir tiems, kurie žiūrės įrašą šitos mūsų tinklalaidės, beje. Dramblius rožinis dabar. Ne, nieko panašaus, čia tik buvo dūmų užsklanda, kaip sakoma, istorijos užkulisius atidarysim dabar. Aš užsirašiau, Andriu, 3 dalykai, kurie buvo geri. Tarkim tą dieną, ar ne, nu čia sako 15 minučių prieš miegą, Audra gal parašys, ką tokio daro su šeima, bet 3 dalykai, kurie buvo geri ir juos pajausti, ką tu sakei, jeigu kalbam apie net visų kūnų išgyventi dar kartą, super, bet štai jau praktika, 3 dalykai. Aš geriu arbatą ir jinai nekeliauja taip, žinai, tranzitu, aš atsigeriu. Pasimėgauji, sušyla rankos, sušyla gomurys. Mano pojūčiai. Turiu 5 pojūčius, jutimo organus, 5 mano pojūčiai ir paskui jau mano ten tas pojūtis virsta jausmą kažkokį gerą, malonų, šiltą, lengvą, smagų, ramų darosi. Vat arbata, ką gali būti. Ir tada sakau, stebuklinga arbatos galia. Aš žinau stebuklingą arbatos receptą, stebuklingos arbatos receptą, raminančios arbatos receptą. Pasidarai arbatą ir geri lėtai su pasimėgavimu. Fantastika. Sako, kokia arbata turi būti, bet kokia, svarbu lėtai su pasimėgavimu. Ir tą jausmą sugebėt, mes taip bėgam tam tokiam greitam vartojime, kad net nebepajaučiam maisto skonio, nebepajaučiam bendravimo stebuklo, nebepajaučiam to jausmo, pabuvimo jame, to tokio sulėtinimo, ar ne?
Tai čia labai svarbus momentas. Aš vieną sentenciją parašęs, bet dar iki galo neišminkęs, tai neįgarsinsiu, netrukus kažkada pasidalinsiu socialinėme tinkle. Kažkaip paskutiniu metu pradėjo traukti tokios nepatogios temos, nežinau iš kur, bet kažkaip toks pakibint savo klausytojus, savo auditoriją. Andriau, noriu grįžti. Pagalvok, kam už tai esi dėkingas, kad tave skatina ir tokiu kampu žiūrėti į pasaulį. Čia šitas labai geras. Andriau, ar reikia mokytis žmonėms dėkingumo? Koks tavo požiūris? Padarom taip. Reiškia, kadangi buvo prieš tai klausimas tavo apie dėkingumo praktiką, kaip jis ten ateina, tai aš tada pasakau, tas sudėtinga tą savo visą, čia įžanga visą laiką buvo, žinai, aš jau iš karto praktiką įvardinau. Ir aš tada atsakysiu, ar verta ar neverta. Sutarkim, kad mes su tavim nerašom jokio mokslinio darbo ir tai, ką mes apšnekam, mums yra čia ir dabar galioja. Ir jeigu patinka kitiem, tegu naudojasi. Mes nepretenduojam į jokias mokslinės tiesas. Bet vienam irgi iš įrašų, vieno iš tinklalaidžių, Julius Neverauskas su berods Dainius vardas jo buvo pašnekovai, kalbėjo apie sėkmę per psichologijos prizmę. Ir taip, kaip visai šviežiai buvo, čia dienos ar dviejų senumo idėja. Ir man labai patiko apibendrinimas toks, ne? Sako, sėkmė, tolygų geras gyvenimas. Taip, psichologijos, skirtingi pjūviai, skirtingi psichologijos, taip žiūrėjau, ta pati pozityvioji psichologija buvo paminėta, žinai. Ir man tokia pabaiga buvo, sako, sėkmingas žmogus arba geras gyvenimas, kai yra keli tokie momentai, žinai, tikslas paremtas vertybėm, žinai, laimė ir prasmė, kuri ateina. Ir dabar Juliaus Neverausko ten pasakymas toks, tikslą mes išsikeliam, ypač jeigu tikslas atitinka vertybės nuostabą, priešingų atveju tai yra kvazi tikslas, čia aš nuo savęs pridedu, o kvazi tikslų mes turim visi, nes to mes išmokstam iš aplinkos. Laimę mes mokam pajausti, mokam džiaugtis to, kas yra, o prasmę atrandam. Tai įsivaizduok, jeigu žmogus visą ciklą tokį išgyvena. Išsikelia tikslą, jį moka pasiekti, arba bet kokiu atveju, kiek jisai jo pasiektų, vis tiek jisai džiaugiasi tuo procesu, nes jam patinka tai, ką jis daro. Taip? Tai reiškia, jis moka jaučia laimę, arba atpažįsta, kad jis yra laimingas tai viet. Ir atranda prasmę, tai yra įprasmina save, savo gyvenimą, savo požiūrį, savo pasirinkimus, savo santykį su savim, su pasauliu, su kitais žmonėm. Ar jisai gali būti nedėkingas? Negali. Netikiu. Be šansų. Dėkingumas visur šalia. Visur. Prie kiekvieno iš to žingsnių. Yra aiškus tikslas, žinau, ko noriu gyvenime, nerealiai gera. Kai tik tai atsiranda gera, tai kažkur yra dėkingumas. Gal aš jau tik tai neįvardinu, bet jis yra. Tas jausmas, va čia grįžtam prie jausmo, ar ne? Kai tik tai yra tos laimės pojūtis, kažkoks jaučiuosi laimingas, tai ten ir džiaugsmas, ir nuostaba, linksmumas gali būti, žinai. Tikrai yra dėkingumas, tikrai norisi su kitais žmonėm tuo dalintis. Atreaguoti, atliepti, duoti grįžtamą į ryšį. Aš jeigu duodu kažkam teigiamą grįžtamą į ryšį, žinai, tai jau yra dėkingumas. Taip. Aš tai to nevadinu. O prasmė tai yra, man tai yra vertinga. Man tai yra vertinga ir aš, žinai, mano veikla, tas konsultavimas, asmeninis individualus konsultavimas, aš taip irgi žiūriu, kokia kartais yra sunki ir kartais nedėkinga ta tokia profesija, bet kokia jinai yra prasminga. Ir man tas prasmės matas, svoris atsiveria tą nedėkingumą, tą sunkų kelią, tuos tikslus, kuriuos ne visada būna lengva, tikrai ne visada. Wow. Labiausiai tai ne visada būna lengva. Ne visada būna jėgų, žinai, išgirsti, priimti, padėti, žinai, išklausyti žmogų, bet tas prasmės, tai, ką aš matau, ką aš šitai sutalpinu, vardan ko visą tai man atsveria. Ir aš esu dėkingas iš karto, žinai, savo už pasirinkimą, mokytojams už tai, kad jie mane moko, klientams už tai, kad jie mane pasirenka ir kad manim pasitikė. Tai dar koks punktas atsirado? Pasitikėjimas, taip, apie kurį irgi, tarp kitko, praėjusioje tinklalaidėje. Irgi socialinis dalykas, nes be žmonių pasitikėjimo. Taip, mes kalbėjom praėjusią kartą, praėjęs mūsų epizodas buvo tinklalaidės nepasitikėjimo savimi kaina, tarp kitko, ją galima rasti YouTube platformoje Mokymo akademijos ir peržiūrėti, kam aktualu nepasitikėjimas, tarp kitko, į savivertės aspektą palėtėm ir ten visą formulę net įvardinam nepasitikėjimo ir pasitikėjimo.
Tarp kitko, dėkingumas, Andriau, taipogi gerina savivertę, radau vieną iš dėkingumo naudų, jų beje be galo, aš nemažą sąrašą susirašiau, bet viena iš jų tai yra gerina, didina žmogaus savivertę dėkingumas. Tai man šitas taipogi labai patiko ir tiesiogiai koreliuoja. O aš grįžtu prie 20-ųjų metų. O žinai ką, vat, labai greitai, vat, tą papildysiu tik tai, vat, ką reiškia gerina savivertę arba kaip jinai pasimatuoja. Tai reiškia, tas žmogus, kuris įpratęs dėkoti, tai yra matyti gerą, tai įvardinti, atpažinti arba bet kokioje situacijoje vis tiek įžvelgti gerumą, jis tampa atsparesnis sudėtingesnėms situacijom. Nu, atsparumas atsiranda. Ką reiškia, tas jos neprideda kilogramo savivertės. Čia ne apie tai, čia momentas toks, kad aš esu reikalingas kitiems žmonėms, dar vienas kampas atsiranda, aš esu reikalingas, man rūpi ir aš kitam rūpiu. Va, tai yra kontaktas, tai yra rūpesčio momentas, man rūpi, taip, ir šalia dar, jeigu aš, kai praktikuoju tą dėkingumą daugiau, plačiau, arba suprantu, ką aš darau, kad aš daugiau dėkingas negu nedėkingas, tai aišku, kad aš esu atsparesnis, pats žmogus to nejaučia, bet iš šono žiūrint galima būtų paklausti, kaip jisai per metus paskutinius gyveno, susidūrė su panašiom situacijom, kurios buvo, pavyzdžiui, dar prieš metus, ir jeigu jis jau praktikavo metus laiko tą dėkingumo kažkokias tai praktikas, jis tikrai galėtų pasakyti, žinai, su tam tikrom situacijom aš lengviau susitvarkau. Lengviau, aš atsparesnis. Fantastika. Fantastika. Daugiau verčių yra ir tų naudų, apie kurias galėsim pokalbio pabaigoje dar sudėti. 20 metai, tu kažką apie 10 norėjai sakyti. Sudėti akordą. Ne, čia neseniausiai 20-ieji pavasaris, kada COVID buvo paskelbtas kovo 16 dieną ir aš balandžio pradžiai padariau 9 savaičių pozityvumo dirbtuves. Tokias pats išdrįsau savo padėti ir kitiems padėti. Ir vieną iš baigiamųjų webinarų dariau kaip tik tema nestebuklingas dėkingumas. Ir kaip tik apie tą dėkingumą tada jau galvojau, ar jo reikia mokytis. Aš tada labai suabsoliutinau. Aš sakiau, vienintelis dalykas, kurio mūsų žmonėms reikia mokytis, tai visų pirma mokytis dėkingumo, nes jis vėliau nuveda mus į daug geresnius tuos vadinamus rezultatus, kaip sakoma, ir santykiams padeda, ir fizinę sveikatą, ir psichologinę sveikatą gerina, ir kaip tu sakai, ir psichologinį atsparumą didina, ir savivertę kelia, ir mažina norą lyginti su kitais, ir mažina tas toksiškas emocijas, apie kurias kalbėjom. Tai aš taip kažkaip suabsoliutinęs buvau. Vienintelis dalykas, kurio reikia mokytis žmogui, tai mokytis dėkingumo. Nes mano akimis, nežinau kaip tu pasakysi, mano akimis, šiandien mes turim tokią šlubuojančią dėkingumo kultūrą, jeigu taip galima jau išsiplėsti tokį platesnį kontekstą, imti verslo kontekstą, aš kaip verslininkas galiu kalbėti, aš labai matau daug užklausų ateinančių į mokymo akademiją mūsų įmonę, užklausiant dėl mokymų, ir kai tu pateiki atsakymą, taip tie laiškai ir nukeliauja kažkur, jokio dėkingumo už tai, kad mes pateikėm vienokias ar kitokias idėjas, tai kartais net nekyla rankos ir dalintis tomis idėjomis, kai tokie užklausimai yra. Į tas užklausas kiekvieną kartą aš asmeniškai negarantuoju už kitus, bet aš asmeniškai visada parašau: ačiū, kad domitės, ačiū, kad parašėt, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad pasibeldėt, ačiū, kad palikot žinutę, net telefonu pasakau, ačiū, kad palikot žinutę. Kažkaip man dėkingumo kultūra, šiandien yra šlubuojanti, norisi kelti dėkingumo bangą, gal čia galim kažkokią iniciatyvą padaryti ir prie praktikų kažką tokio dar didesnio, prasmingesnio nuveikti. Tai nežinau, kaip tavo akimis atrodo dėkingumo kultūra. Man atrodo, nesakysiu, kad ties grindų plintusais, kaip kad sako nekilnojamo turto brokeriai, bet dėja jį šlubuojanti. Tada, žinai, gal pažiūrim iš tos pusės, kad tas pragmatizmas, nauda vertė. Jis yra skaitinė išraiška, išreikštas kažkokį tai pamatuojama, žinai, ką aš gausiu. Ir tos visos praktikos, kurios tau šiek tiek išlaisvina, tau palengvėja, tu tampi ramesnis. Tu lengviau galbūt priimi sprendimą, kitaip žiūri tą situaciją, ne taip jinai tave erzina, susipažįsti su savo jausmais, jos tiesiog priimi tas situacijas, kai šitą situaciją sukelia tokius jausmus, viskas tvarkoja, aš jau dabar nesu įsikabinęs į ją. Tas momentas yra nesusitapatinimo
Bet tai nėra, matai, pamatuojama fizikiniais Aha, nėra. vienetais. Va, ir tau, tu gauni užklausą, aš pastebėjęs, beje, esu liudininkas to, ką daro Gintaras, tikrai, kai tik tai būnu prisiektas aš prie atsakymo kažkur, tai visada tokia žinutė iš jo yra. Darom tokią prielaidą, žinai, Gintarai, kad tu už tą pasibeldimą į duris, tu jį priimi kaip dovaną, nu, tą vat gerumo tokį žingsnį. Aha, Pats nu, žmogus matau tau gerus padarė dalykus, gerą, taip. jis tave pastebėjo, sako, Taip. labas, aš tave matau. Taip. Bet čia labai svarbu dabar, ką sugalvojau. Žiūrėk, tau žmogus pasibeldė, parašė, žinai, norėdamas ten, kokios jisai būsnės buvo, mes nežinom, nes jisai tau parašė, Taip. nu, užpildė tenais tą formą ir taip toliau. Ir tu tai priimi pagal nutylėjimą, tai tu nepriimi, kad jisai tau pasakė labas, pasirodė, žinai, nu, apsireiškė. Tai pagal nutylėjimą, tai jeigu tu man labas, aš tau labas. Ir tu jam atgal labas ir ten sudedi viską, žinai. Tai kadangi jis uždavė klausimą, tu jam duodi atsakymą, tai tu tikiesi, nu, kad bent jau pasakys ačiū. Ačiū, Galbūt. kad atsiliepi, ačiū, kad pamatėjai. Ačiū, kad parašėt, ačiū, kad pasidalinot. Bet kokiu atveju komunikacija lyg ir turi, nu, tokius ciklus, žinai. Bet jinai nutrūksta, jinai nutrūksta. Labas, tu man labas, aš tau, ką tu veiki, nu, kaip tu jautiesi, kaip tu gyveni. Ir jeigu jokio atsakymo, tai nutrūko. Taip. Tai vietoj, nu, kažkoks. Labai maža dalis sako, ačiū, sugrįšiu, ačiū, žinosiu atsakymą, sugrįšiu, kai kas sugrįžta, kai kas nesugrįžta, bet apskritai, Andriau, gal čia ir klaida to, kuris tarsi, nu žiūrėk, tu praktikuoji dėkingumą, tu pastebi gerus dalykus, tu dėkoji, bet gal čia nereikia sukelti lūkesčio, galbūt pats savo sukeli lūkestį, kad ir kiti turėtų padėkoti, ar ne? Nors kaip tada kuriama dėkingumo kultūra, arba kaip jinai gali pradėti kurtis, ar ne, jeigu mes vieni kitiems dėkosim, išmoksim dėkoti. Gal šiek tiek pasikeis mūsų, nežinau, tas toks ego. Padarom šitaip. Tada aš irgi pragmatiškas pabūsiu toje vietoj. Tai klientų aptarnavimo standartą įmonės kai kūrė pas save, tai tenais yra konkrečiai aprašyta. Į kiekvieną arba į didžiąją daugumą skambučių arba įeinančių kontaktų reaguoti. Reagavimas turėtų būti toks ir toks, tai, nu, žodžiu, nei vieno nepalikti. Algoritmai. Tai reiškia, kažkodėl įmonės apie tai galvoja ir netgi reikalauja to iš žmonių vienaip arba kitaip savo klientų aptarnavimo ten tose standartuose, o žmogui gyvenime to nereikia. Nu, absurdas kažkur. Okay. Arba galbūt tai yra per prievartą ir už tai žmogus nepriima, ne? Gal. Aš bandau spėti, o gal nemato vertės, gal maždaug galvoju, tai normalu, žinai. Normalu, nu tai ką, aš parašiau, gavau atsakymą, okei, viskas tvarkoja. Kad neapkalbėt žmonių, nes galbūt kažkas žiūrės ir sakys, jo, aš irgi neatrašiau Gintarui, tai galbūt... Nesvarbu, Andriau, nesvarbu, čia nepatogios temos turi, kaip sakoma, būti aptartos. Anokas čia nepatogios pavardžių neminimės. Ok, gal žmogus saugo save, žinai, kad jeigu tau atrašys, tai tada gal tu jau pajusi, kad tu gali jam kaip pardavėjas, žinai, tai spustelti, žinai, pardaviminį žingsnį padaryti. Kas irgi gali būti, jog jeigu pasirodysiu, čia, žinai, Gintarai, yra pasitikėjimo klausimas. O pasitikėjimas yra pažeidžiamumas. Tai yra, kuo aš daugiau pasitikiu tavim, tuo labiau pažeidžiamų galiu pasirodyti. Kuo aš labiau pažeidžiamų prieš tave pasirodau, tuo aš daugiau tavim pasitikiu. Nu, reiškia, tu prieš mano pažeidžiamumą neišnaudosi. Taip, visiškai teisingai. Bet kokiu atveju mes būsim okei toj vietoj. Tai aš darau prielaidą, kad pardavimų kultūroje yra toksai momentukas, žinai, pušeriai, tavo geras toks palyginimas yra pardavėjų, kur yra pušeriai, jeigu tik tai ištiesi ranką, tai pardavėjas mokomas čiupti ir iki alkūnės. Prigriebt, ar ne? Bet galbūt, nu, aš bandyčiau pateisinti šitaip ir tada, kad jau neieškoti ten galų sliekų, kur nereikia, darom šitaip. Nepadėkojo tau, arba jokios reakcijos nebuvo, nuskinu ir ačiū už tai, kad bent kreipėtės. Taip, turbūt, kad gal tu ir teisingai sakai, jeigu dėkingumas mažina toksiškas emocijas arba mažina norą lyginti su kitais, gal tada nereikia ir perkelti dėmesio į lūkestį, kad tarsi turėtų padėkoti. Nors iš kitos pusės man vis tiek kirminukas tas viduj kirba, o tai kaip tada tą dėkingumo kultūrą veikti, reiškia, kaip joje kažkokią iniciatyvą padaryti. Nu, dabar gerai, artėja didžiosios metų šventės, važiuosim pas tėvelius, pas giminės, pas draugus, kas ką turi
turim ar ne, kažkur kažką dovanosim, čia ta dovanų karštligė ar ne ir panašiai. Nu, dėkingumas. Kažkam kažką padėkosim, aš savo šeimoje tą tradiciją tikrai papildysiu ir bus labai įdomu, nes, kaip tu sakai, vat, jeigu tai yra socialinis jausmas, jis net suartina žmonės. Tyrimai rodo, kad net atstumą tirpdo dėkingumas tarp žmonių, nepriklausomai nuo to, kurioje pasaulio vietoje jie būtų, formos padėkoti yra ir online galimos, vaizdo skambučiais ar panašiai. Kokios tos iniciatyvos galėtų didinti tą dėkingumo kultūrą Lietuvoje? Nu, gal čia nereikia per daug plėšytis marškinėlių, gal reikia palikti savo eigą, kad natūraliai viskas vyktų, arba pradėti nuo kažko, tarkim. Aš visada turėjau tokią svajonę, per metus kartą, nežinau, nesuradau dar tos priežasties, kaip tu sakai, ta padėkos diena Jungtinėse Amerikos valstijose, pas mus gerumo diena, padėkoti, pasimti tiesiog nei daug, nei mažai, kad čia nereikėtų kažko ant galvos stovėti, per galvą verstis, tarkim, 3 žmonėms, kuriems noriu padėkoti už tai, kaip tu sakai, mokytojai, kurie mane mokė, ar ne, apie tą tikslą, laimę ir prasmę. Padėkoti 3 žmonėms už tai, kaip jie kur man padėjo, kad aš šiandien esu toks, koks esu. Ir štai, kad tie žmonės, jiems įgarsinti tą padėkojimą. Gal čia kažkokia iniciatyva gali būti, gal nuo savęs pradėsiu, gal tikrai bereikalo čia tą lūkestį keliu į aplinką. Tai kažkaip man taip kirba, nežinau, gal ne veltui ta tema. Artėjant didžiosiams metų šventėms irgi pasibeldė pati, kad apie ją gal reikia pakalbėti. Gražus žodis, geri dalykai, nebrangus ačiū, nebrangus nestebuklingas ačiū, ar ne, kuris sukelia stebuklingą galią, kuri keičia gyvenimą. Žmonės dienoraščius dėkingumo rašo. Yra netgi ir tokios praktikos. Žmonės mokosi to. Ir emocijų paleidimo, ar ten visus kitus. Žinai, turbūt senas geras principas, kuris vadinasi pradėk nuo savęs. Tai tau ir bus ta iniciatyva. Tai jeigu tu tai pradėsi daryti, kad rasi už ką žmogui padėkoti, ar tenais važiuodamas, susitikdamas su artimaisiais šeimos rate, rasi ką pasakyti, už ką esi dėkingas. Jeigu mažai susitikai su žmonėm, tai visiems susirinkusiems gali padėkoti, žinai. Ir toks, aš galvoju, kad nebūtų dirbtinumo. Kad nebūtų mechaninio dirbtinumo, nesinori tai tavo dėkingumas tada yra toks, kad tu gali, Gintarai, bent kartais tai būna, kartais klientą reikia mokyti, edukuoti, atpažinti jausmus. Ir kad nebūtų dirbtinumo, tai tu gali sakyti, žinai, visiems, aš jūs matau visus susirinkusius, žinai, aš labai jaudinuosi. Bet tas jaudulys, jis yra kažkoks, tai žinai. Aš jūsų pasilgau. Aš jį jaučiu, ar ne? Aš jūsų pasilgau. Įvardinu. Labai jaudinuosi, žinai, mano dėkingumas kame, kad jūs susirinkot, nes aš jūsų pasilgau. Ir galimai, kad tu su vienu kažką pakalbėsi, su kitu kažką pakalbėsi, o galbūt tokiu savo prisipažinimu paskatinsi kitą atsiliepti. Žinai? Nes tas gerumas tai nebūtinai geri darbai. Čia senas mūsų vaikystės laikų animacinis filmukas, ten gerų darbų maišelis. Maišelis, taip. Darbai dėk. Dėk akmenuką. Daryti gerus darbus. Taip. Viskas fainai. Čia ir gerumo diena, aš patikslinau, gerumo diena lapkričio 13. Padėkos diena pas amerikiečius lapkričio 23. Ten švenčių žiūriu. Oho, kiek čia. Tai reikia ir mums sugalvoti kokią dėkingumo dieną. O čia tikrai galima pasirinkti kažkokį tai variantą. Tai gali būti kiekviena diena, kiekvienos dienos vakaras. Teisingai. Momentas yra koksai, kad tai nebūtų mechaniška, nes tai reikia pritempinėti. Nereikėtų šito daryti. Pasakyti jausmą. Nes tas jausmas kilo dėl to, kad yra tie žmonės. Kaip idėja, kaip variantas, čia neprivaloma. Ir žinai, kaip mes įpratę. Aš taip įtariu, kad mes taip įpratę. Jeigu materialu, tai yra už ką. Jeigu nematerialu, tai nėra. Mes turbūt kaip čia sumaterializuojam kai kurios dalykus, ar ne? Tai čia nutinka. Prasmė tik tada, kai apčiuopiama. O jeigu tai emociška, tai čia, žinai, ėjo ir išėjo. Ta prasme, o kuom tu gyveni, įdomu. Taip, tai kiek kainuoja tas tavo ačiū, ar ne? Kiek kainuoja tas tavo ačiū? Tai kaip tas dėkingumas yra knyga Louise Hay parašyta. Dėkingumas tai gyvenimo būdas.
Prašau. Labai fainas Tu pavadinimas. apsiskaitęs žiūriu, ką ten, autorių kiek turi. Andriau, nu mokymosi pokalbis, jis mane praturtina, aš tiesiog ieškojau, domėjausi ir štai va tas mokymosi pokalbis ir yra tas intelektualus perliukas, kurio aš labai laukiu ir už ką labai dėkoju tau, nes tai įkvėpia ir ieškoti, ir atrasti, ir dalintis, kas yra mokymosi kelias. Tai, Andriau, aš turbūt pat girdžiu šiandien, turbūt prie praktikų, jeigu taip žiūrėti, kokią naudą duoda dėkingumas žmogui, kad yra dėkingumas turintis kryptį, dėkingumas turintis jausmą, ar tai savybė, ar būsena, jau kaip mes įvardinsim, ar ne, kad visų pirma praktikuoti dėkingumą savo, pavyzdžiui, savo padėkoti už kažką. Prasme, savo, tada kitiems, o tada išplėsti ir į kontekstą verslas, organizacija ar panašiai. Galbūt taip galima tokią logiką vesti. Ir aš dabar suprantu, kad tas momentas, kur aš sakau, kad yra priešingybė tam tikra, žinai, tenais, neigimas, kritika ir taip toliau, apie save kalbam dabar, žmogus apie save. Savęs priėmimo, savęs palaikymo praktikos, jos suponuoja ką? Kad aš save priimu su visais elgesio modeliais, su visais pasiekmėm, kas įvyko, save palaikau, tai reiškiasi tą, vadink kaip nori, vidinį vaiką ar save tokį, net jeigu ne viskas sekasi, sakau, viskas tvarkoj, gyvenime visko būna pasitaiko. Tai reiškia, aš savęs nekritikuoju. Tai įžvelgdamas gerumą arba leisdamas būti su tokiu rezultatu, su tokia situacija, kuri yra, priimdamas tą situaciją, aš praktikuoju savęs palaikymą, kartu gerumą ir kažkur tai šalia, jis gal tik tai nėra įvardintas ir yra dėkingumas savo. Kad aš, žinai, taip stengiasi, kad jeigu aš save palaikau ir ant savęs nepykstu, sakau, viskas tvarkoja. Netgi gali kreiptis į save vardu, žinai, yra tokia rekomendacija, tokia praktika, pavyzdžiui, nesigavo. 10-balėj skaliai ten gavosi 7 kažkoks tai projektas, ar ten 6, žinai. Tai 2 variantai. Vienas variantas, tas tradicinis išmoktas, blemba, galėjau geriau padaryti, karočią, žioplys ten prasileidau. Tai, žinai, tai girdžiu, kad aš kalbu pas tave. Ai, čia jau, žinok, ieškau tų komentarų. Tai čia yra savęs kritikavimas ir tai nėra susijęs nei su dėkingumu, nei su palaikymu, nei su priėmimu. Tai mes, būdinga mums tas, o kažkur būdinga. Už tai, kad mus kritikavo ir mes taip išmokom. O kaip išmokti save palaikyti, tai vienas iš variantų. Okei, viskas tvarkoja. Nes mes pirmi, Andriau, save nuplakti. Čia yra, taip veikia dėja mechanizmas. Tu girdėjai, kad yra posakis kenčiantiem dangus? Yra toks. Viskas, baigėsi. Dar kažkokia popsinė daina sukurta yra dar ten. Nesiginčiu, žinok. Aš apie savęs palaikymą, savęs priimimą. Ai, per kančias žvaigždės yra toks posakis dar. Per kančias žvaigždės. Nes paradastra, lautinai. Žodžiu, 10-balėj skaliai 6 rezultatas. O norėjau, kad būtų 10, bent jau 9, žinai, bent jau 8. Ir tada aš galiu pykti, o galiu sakyti šitaip. Viskas tvarko. Šiandien gavosi kaip gavosi. Gavosi tai, stengiausi, padariau tą. Pamokos, kurios išmoktos, nes priimu ne kaip kritiką, ne kaip problemą, o kaip grįžtamą į ryšį. Pamokos, kurios išmoktos, ką galiu iš to pasimti, tą. Kitą kartą atkreipsiu dėmesį, žinosiu. Šaunuolis, šiandien tiek. Viskas, einam gert arbatą. Dėkingumas. Gali save paglostyti, žinai. Tai, čia priklausomai nuo to, iš savo profesinės patirties, sakau, priklauso labai nuo to, su kokiu klausimu ateina žmogus ir koks jo santykis yra su savim. Ir tikrai aibė gintarai yra žmonių, kurie nuplakti save moka, gali, yra juodo diržo meistrai ir 10 danas netgi tame yra. Ir man reikia su jais, žinai, ten kačigarintis, kad... Čia tie vidiniai, kaip ten sako, tie mūsų vidiniai, ar vienas, ar jų daug ten tų vidinių kritikų, ar ne, tas antagonistas, ar ne, tas yra gerasis avataras ir yra tas blogasis avataras, kuris sako. Elgsenos ir mąstymo įpročiai čia, žodžiu, viskas. Ir Andriau, iš praėjusio epizodo mes kalbėjom apie saviveiksmingumą. Tai jeigu tu save plaki, tai apie kokį saviveiksmingumą mes kalbam? Tu savęs veiksmui nepajungsi, nes tu dar plaki save. Nes net negali pamatyti, kad kažkas gali gauti. Taip, ir dabar žiūrėk.
kad gali kažkas nesigauti, tikrai matai, bet kad gali kažkas gautis, tai be šansų. Taip. Mane visada žavi ir žavės psichologija ir be galo gera klausytis tavęs ir tavo pamastymų ir tavo darbo praktikos, nes dėkingumas šiandien girdžiu yra tarpinė stotelė tarp pasitikėjimo savimi arba nepasitikėjimo savimi į tą Jis sėkmę. tikrai šalia, žinau, jis tikrai yra šalia, tikrai negaliu pasakyti. Taip, aš jį matau va taip kaip tarpinė stotelė, nes ką girdžiu iš tavęs, kad tai yra savęs palaikymo kelias, jeigu visų pirma dėkoju sau. O toliau aš galiu dauginti dėkingumą, dėkodamas kitiems už gerus dalykus. Ir tokiu būdu yragi toks posakis laimi besidalinantis, ar ne? Dėkingas žmogus sugrįžta dėkingumu tau, tai reiškia tas dėkingumas, jisai eksponentiškai auga tokiu būdu, kai mes juo dalinamės. Tai gal čia tos iniciatyvos ir gali būti padėkok vienam arba dviem arba trim žmonėms, kartą per metus sugalvok kada, tebūnie tai tavo ritualas ar ten mano ritualas, už tai, kokiu tapau šiandien ir ką jie man davė tie žmonės. Ir tada automatiškai, natūraliai, jiems sukursi turbūt irgi tą jausmą socialinį, tą būseną ir tą, savybės ne, bet jausmą ir būseną, kad jiems bus gera girdėti, kad jie prie kažko prisidėjo, kad kažką padarė. Tai va čia tas savęs palaikymas, pradėk nuo savęs, labai stipriai skamba, o tada apie naudas jau čia turbūt net ir kalbėti nebereikia, kokias tas naudas duoda dėkingumas. Jų ten sąrašas yra irgi toksai labai didelis, jeigu taip jau kalbėti, jeigu ieškoti tų naudų. Bet tas vėlgi, žinai, jeigu mes prisirišim, aš galvoju, kiekviename daikte ieškoti tos naudos, tai dabar mano skepsis tokis susijungia. Toks jausmas, kad reikia pagrysti, kad galima gyventi. Aš dabar taip, žinai, tenais, dėkingumo tokia nauda, savai suprantu, aš aišku, gal jau taip jau truputėlį labai jau įsivelčiau kažkokią diskusiją. Taip. Bet čia, Andriau, žmonės turbūt taip masto, žinok, aš taip galvoju, kad taip masto ir tai yra vienas iš mąstymo kelių, galvoti per tą vertės naudos prizmę. Aišku, reikia išmokti tą paleisti ir dabar aš galvoju, atrodytų dėkingumas, žiūrėk. Dabar reikėtų žmonėms mokytis dėkingumo. Aš iki šiol sakiau, vienintelis dalykas, ko reikėtų žmonėms išmokti, tai išmokti dėkingumo. Toliau jau sakyčiau, išmokti bendravimo, išmokti istorijų pasakojimo, ten dėliočiau jau, ar ne, tuos prioritetus, bet dėkingumą vis tiek statyčiau kaip pagrindinę ašį. Universitetas tos temos neturi, reiškia, jinai tarsi tampa kompleksinė visų kitų temų dalis. Tai yra gyvenimo universitetas, tarsi savaime suprantama, nors kartais Britai yra labai gražų posakį pasakė, common things are not so common, reiškia, savaime suprantami dalykai nebūtinai yra savaime suprantami dalykai. Ir kartais mes štai ištraukiam temą ir sakom, gal laikas apie tai pakalbėti, artėja kalėdos, gal laikas yra kažkam už kažką padėkoti, pradedant nuo savęs, o tada pereinant prie kitų žmonių. Gal net nereikia ieškoti, kaip tu sakai, Andriau, to naudos arba to pagrindimo, kad kas man iš to. Jeigu sąžiningai, tai aš turėčiau labai stengtis. Man dabar lengviau būtų pasakyti, kaip aš jaučiuosi, kas su manim vyksta, kai aš esu dėkingas, kas su manim vyksta, kai man kažkas dėkoja, žinai, nes tai yra jausmų lygyje. Taip. Negu, žinok, tikrai kažkaip sudėtinga man dabar gaunasi. Tai jeigu kalbėti, žinai, ar reikia rasti dėkingumo naudų, tai man tada pasakykit, ar galima juoktis. Ar galima šypsotis, žinai, ar širdis gali plakti. Ne, reikėtų tai daryti atsakingai. Pajuokavau. Jo, čia geras, skaitau, jo. Tarp kitko, dabar tavęs klausau, žinai, ir tada taip būtų. Jeigu yra labai griežtos taisyklės, protokolai ir tikrai, kur nors taip įsivaizduoju, kokiuose nors tenais karalių aplinkoje, kokioj Didžioji Britanija, Prancūzija, tai tos didžiosios karalystės, kur buvo, ne, Ispanija, Italija, galimai galėjo būti toks momentas, žinai, ten, kur santykis tarp žmonių buvo antram plane, o kur protokolas arba kažkokios tai tiesos tvarkos buvo aukščiau visko. Tai galimai tas dėkingumas tarp žmonių gal ir neegzistavo, toks, apie kurį mes dabar kalbam, o jisai buvo, žinai, kad Dievas, dėkojam Dievui, jeigu palijo, nes tada ir pašvietė saulė, nes turėsim derlių. O visą kitą maždaug gali būti, žinok, tarp kitko, dabar kai taip pagalvojau, gal, nežinau, bet žiūrėk.
Ką Bet čia, siūlo? Ką tauta siūlo? Yra dar kažkas, aš nemačiau jau daugiau. ne, Audra nebepasidalino. Ai, va, teisingai, atsiprašau, pasidalinau, už tai ir ieškojau tų komentarų ir man gavosi, kad garso nenuėmų ir patriukšmavau čia. Ačiū, Audra, kad pasidalinai. Būtent kas vakarą, prieš miegą. Už ką esam dėkingi tą dieną? Taip. Pasidalinam, už ką esam dėkingi tą dieną. Nuostabi praktika, iš tiesų nuostabi praktika. Man, pavyzdžiui, ta 15 minučių praktika prieš miegą apie dalykus, už kuriuos jaučiuosi dėkingas, aš galiu užmigti per tą 15 minučių. Man jinai tokia, galiu tikrai užmigti. Bet va dalykas 1, 2, 3, kaip šiandien Andriau tavo žodžiuose nuskambėjo ir užsirašiau 3 dalykai, kurie buvo geri, juos pajausti. Kad net ir 1 dalykas, ir 2, ir kartais 4 gali būti, bet jeigu galiu juos pajausti, tai čia super. Aš manyčiau, kad čia yra nuostabi patirtis ir pradėkim nuo savęs, pradėkim prieš miegą galvoti, už ką esam dėkingi. Gal čia ir geras šios tinklalaidės apibendrinimas, ne? Ačiū, Audra. Netgi sakyčiau, tai yra bet kokia tokia praktika, ar tai bus dėkingumas, ar tai bus užfiksavimas dienos, įsivardinimas, kas įvyko gero, tai yra toks, čia mano metaforos, kai nusipirki telefono aparatą naują, jo akumuliatorius, kai pakrauni 100%, tarkim, parą laiko be sustojimo, tarkim parą. Taip. Su laiku tas 100% lieka 23 valandos, 22 valandos, mažiau. Praėjo metai laiko ir aš darau prielaidą, kad tokios praktikos, ar tai būtų dėkingumo, ar tokio gerumo užfiksavimo, pasidžiaugimo tokio, bet išgyvenimo to proceso, aš įtariu, kad pratęstų telefono baterijos galiojimo laiką. Metafora, tai yra metafora. Užrašyk, čia labai įdomi metafora, paskui pamirši. Ačiū, Andriau, už nuostabią metaforą pasidalintą. Beje, Audra... Man pačiam patiko. Kaip tu dabar jautiesi? Pakilėtas, ar ne? Andriau, prie tavo šitos baterijos metaforos labai gražiai ir Audra rašo, iš asmeninės patirties, iš ties pradėjus dėkingumo praktiką taikyti, pasaulis pradėjo kur kas labiau nušvisti. O, kaip gražiai skamba šiandien mūsų dėkingumo tinklalaidės temoje šitie žodžiai. Net ir prailgina telefono veikimo bateriją, Andrius Jarašiūnas. Tikrai Sentencijos LT priims tavo šitą metaforą, Andriau. Užfiksuok. Ačiū. Ačiū, bičiuli, tau už išties išskirtinį pasivaikščiojimą. Tikrai artėja stebuklingas metų laikas, kai patys staptelim, reflektuojam ir turim turbūt savo už ką padėkoti. Ko gero reikėtų tai daryti, ar ne? Tai ir taps ta treniruotė, tos geros treniruotės, kad nebūtų tai mechaniškai daroma dėl darimo. Kad natūralu, reiškia, 1 dalykas pagalvojau, padėkojau ir užmigau. 3 dalykai pagalvojau, padėkojau, užmigau. O jeigu dar šeimos narius gali įtraukti, tai iš vis tobula. Mano galva, čia galbūt ir kursis ta žmonių dėkingumo kultūra, kuri vėliau persikels ir į organizacijas, persikels ir į verslą ir visus kitus dalykus. Aš šitą kontekstą patraukiu į šoną, nes man taip tarsi skauda, kad mes neturim čia dėkingumo kultūros. Tai gal nebereikalo šiandien čia ir supipsėjau. Aš žinok, paleidžiu idėją į eterį. Nagi. Mesgi, kai susirašinėjam, uždedam emociukus. Taip. Ir tas emociukas atspindi, ten tai šypsenėlė, ten koks tai platesnė šypsenėlė, atspindi tą, aš siunčiu tau gerą žinutę. Gerumą tokį, ne? Emo. O kas jeigu, nors kartais vietoje emociuko parašyti jausmą tą tikrą. O. Va tai bus mano dėkingumo išraiška. Esu sužavėtas, esu nustebintas. Man labai džiugu. Geras. Va tavo iniciatyva. Ir nors tai nėra aš dėkingas už ir įvardinimas kažkoks, tai žinai. Taip. Aš bet kokiu atveju išgyvenu jausmą, aš ją atpažįstu ir aš tavo pasakau, Gintarai, paskaičiau tavo knygą, jinai mane įkvėpė. Ir aš tau ką sakau, kad aš tau dėkingas. Tik aš nesakau to žodžio, aš tau dėkingas. Bet tavo knyga mane įkvėpė. Paskatino, žinai, įgalino. Geras. Saviveiksmingumą išlaisvinau savo. Andriau, wow. Emociukus kartais pakeisti jausmų žodelis. O mes einam lengviausių kelių ir aš pastebiu tokią, nežinau, reiškinį, mes viduriuojame emociukais.
ir išviduriuojam, tai ką mes ten išviduriavom, kokį dėkingumą. Taip, ir aš tą darau, aš tai neapsimetinėsiu ir aš tą darau. Aš nežinau. Užtenka gal vieno, gal dviejų. Bet aš žinai, ką užsirašiau dabar ir apsibraukiau. Žiūrėk, ką reiškia mokymosi pokalbiai. Va čia vienas žodis, aš jį garsinsiu. Jausmažodis. Jausmažodis. Užskaitau, man patiko, čia geras. Jausmažodis, kuris nusako tavo jausmą, vat tą akimirką arba gavus kažkokią žinutę iš to žmogaus ir panašiai. Tai vat, žiūrėk, kokias metaforas. Aš skolinus šitą žodį, man patiko. Prašau, įgarsinau ir dalinuosi iš karto. Aš mėgstu tokius naujadarus karts nuo karto sukurti. Jausmažodis, jausmažodžiai. Vat emociukai, o čia galbūt bus jausmažodis. Andriau, ačiū tau. Ko palinkėsim turbūt artėjančių kalėdų progą? Gal kažką dar nuo savęs pridėtum mūsų tinklalaidės fanams? Nes šventės artėja. Kalėdų proga. Aš iš principo visam gyvenimui, jeigu taip tik tai galima, žinai, tokios saugios erdvės, saugumas labai svarbus poreikis, saugios erdvės būti savim, žinai, kalbėtis atvirai ir atpažinti, įvardinti savo jausmus ir daugiau jausmažodžių. O čia jau ir aš medumi per širdį gavau. Štai, kas vyksta mokymosi pokalbiuose, juose įvyksta stebuklai ir nuo mažų stebuklų, nuo mažų žingsnelių mūsų gyvenimas tik šviesėja. Ačiū, bičiuliai, kad buvot kartu, artėjančių gražių švenčių stabtelėjimo ir pabuvimo jausmuose, dėkingumo jausme ir kitose jausmuose. O aš anonsuoju jau mūsų tinklalaidės temą po naujųjų metų, mes taipogi darysim tą taip vadinamą šventės pertrauką, pasimėgausim, pabūsim su savimi, su savo artimaisiais ir po naujųjų metų iš karto pasibelsime į ekranus su labai intriguojančia tema, kaip žmonės tampa savo tikslų įkaitais ir kodėl žmonėms reikia turėti tikslus. Tai štai tokia tema netrukus bus paskelbta, o kas norite daugiau temų ir dalintis netgi jomis su savo komandomis, juk mūsų tinklalaidės Learning Hour turinys, tas buvimas ir skleidimas įkvėpimo mokytis, jis yra dovana mums visiems. Jeigu galim patys tobulėdami augti ir auginti kitus, tai mūsų kaip mokymo trenerių misija yra turbūt išpildoma su didžiulė prasme. Mes ją atrandame tame, ką darome ir tame, kodėl tai darome. Ačiū bičiuliai, kad buvote šiandien su mumis ir sakau jau keistai skambės. Iki susitikimo po naujųjų. Ar ne taip, Andriau? Po naujųjų. Taip. Ačiū tau, visiems. Ačiū visiems, ačiū Gintarai. Iki malonaus, gražių visiems švenčių. Iki kitų. Iki.